Sveiki, sveikinuosi iš Ciuricho ir bandysiu šiandien pasiekti Uetlibergo kalną. Ant šio kalno yra vaikščiojančių arklių, taip kad neišsigąskit. Na ką, pirmin po visą mūsų Ciurichą. Parodykim, kas čia ir kaip gyvena. Lipkim į kalną, o kalne atsivers didžiulis klodas namų ir kalnų, kur galėsime pasigrožėti gamta miestų. Lipkim į kalną. Kalnas nepasakyčiau, kad status ar ne, bet jeigu kamerą taip tiesiai laikant, va, prašau dabar truputį atitraukiant, maždaug įsivaizduojat, kur ten tas žmogus eina, taip kad truputį reiks paprakaituot. Arkliukais kažkur vaikšto. Na ką, tikrai po truputį skiriasi statumas. Tai dabar atrodo, neatsimenu, kada būčiau į tokį statumą lipęs. Štai kokios užtvankos padarytos iš medžių. Kalnas nėra labai aukštas, apie 3 kilometrai, tai tikrai pėsčiomis galima užlipti. Bandžiau su dviračiu, bet paskui atsirado ženklas, kad negalima su dviračiu ten keliu važiuoti. Galėjo važiuoti čia, bet čia ir sunku eiti. Reiktų specialaus dviračio kalnų. Nusprendžiau eiti pėsčiomis ir taip parodyti jums, kaip atrodo visas vaizdas užlipus į šitą kalną. Kai kas ir sugeba įbėgti tokį kalną. Na, o mes po truputį pradedame grožėtis vaizdais nuo Uetliberg kalno Ciuriche. Kažkur skraido sraigtasparnis. Na, tiesą sakant, esu šlapias. Truputį, kaip matosi, vingiuoja keliukas iš aukštai. Lipant į kalną šiuo keliuku galima surasti ir tokį dalyką kaip vandens čiaupą su grynu vandenėliu. Mieste taip pat jų yra daug. Pamatysite vėliau. Paragaujam. Tikrai skaidrus ir labai gražus vandenėlis. Todėlgi negalima iš jo gerti. Tai aišku, atsigerkim. Vanduo tikrai atrodo švarus, tai bandysiu atsigerti. Neblogas. Bandom dar. Šaltas geras vandenėlis. Skanu gardu. Kiek palipėjus aukščiau matosi pro medžius tolumoje Ciuricho miestas. Dar šiek tiek pakopus atsiveria vis daugiau vaizdų Ciuricho. Čia viena pusė, o kitoje pusėje galime aptikti netgi ir stūksančius kalnus. Argi ne puikioje vietoje gyvena Ciurichas? Du vyrai atsisėdę sėdi, šnekasi apie gyvenimą, apie biznį. Tikrai puikia vieta parymoti ir atrasti minčių, naujų idėjų. Labai graži vieta. Tiesiog atsisėsti ir atsigerti kavos, ar ne, kavos mėgėjai. O taip,
lipant į patį aukščiausią tašką kalne, galima pasigrožėti ir tokiais vaizdais. Tai va, tikėk netikėjęs, bet mes jau tu esame pasiekę šitą vietą, kaip vadinasi? Uto Kulm, top of Zuricho, baby. Po kiek kvadratas, Chebrytė? Po kiek einas? Oi, kandavo, apsva. Ai. Bet turbūt kvadratas nemažai turėjo tai, kai tokie vaizdai atsiver žmonėm, kurie sėdės čia. O jau čia žmonių kitų jau yra, kurie sėdi, skanauja maistą, geria alutę, mėgaujasi tokia nuostabia gamta. Ar yra slidininkų? Pažiūrim. Nesimato. Ant pačio viršaus kalno yra restoranas. Man sakydavo, nevaikščiok išsižiojęs. Prišiks į burną. Sveiki, su jumis vėl Edvardas Šmukšta ir aš sveikinuosi iš Ciuricho miesto ir esame dabar ant Uedberg kalno viršūnės. Už manęs tikrai įspūdingi vaizdai, bet tai ne paskutinis taškas, kurį galėtume pasiekti kaip aukščiausią tašką Ciuriche. Už manęs esantis bokštas dar aukščiau gali pakelti mus, bet mums tiesiog reikia užlipti ir sumokėti pusiaukelėje 2 eurus. Aš bandžiau užlipti, pasižiūrėjau 2 eurai ir supratau, kad vis dėlto neverta, nes aš bijau aukščių. O dabar grožėkimės vaizdais ir nuo šito kalno pradėsime kelionę į Ciurichą. O Ciurichas yra kažkur tenai. Leisimės į apačią ir eisim pasižiūrėti, ką mes galime čia dar daugiau pamatyti šitame mieste. Bet pirminis įspūdis tikrai labai gražu, tvarkinga, daug gražių automobilių, puiki gamta ir vaizdai, grynas oras, super. Tiesiog galvoju, gal geriausia būtų keltis gyventi į Šveicariją. Truputį pasigrožėkime mūsų supančią gamtą. Mano akis tiek nepritraukia, kiek kamera, kas ten viduje. Nieko. Antenos. Taip. Ką mes norėtume pamatyti čia? Ką priartinti? Norėčiau pamatyti, kas ten laivelėje plaukia. Bet čia jau turbūt reikia 60 iPhone. Man kaip lietuvių tai miestas nėra labai jau toks įdomus objektas kaip šitie kalnai. Tikrai gražu, ramina, maloniai nuteikia. Ir iš tikrųjų toks geras oras čia. Ne tik, kad saulė šviečia, bet ir gaivus. Atrodos, yra ko kvėpuoti, nusileidus į miestą, tai išmetamųjų dujų vamzdynas pakurtas pilnu tempu. Tai ką, matot, kokia pakrantė, koks gražus vaizdas, kaip puikiai žmonės leidžia laiką. Ir dar kartą labas visiems, Ciurichas.
Valtelis plūdurijo turbūt čia per visą žiemą, nes yra aptrauktas su tentu. Labai puikus oras, nors dabar yra kovo 20 diena, plius 18-20 laipsnių. Super. Važiuojam žiūrėti, kas dedasi dar truputėlį pas mus senamiestį, ką galima jums dar parodyti iš ten. Tikrai kažką turėtume atrasti. Ciuricho jaunimas. Greičio akiniai. O, koks fotoaparatas. Naujoviškas. Labai gražu. Cool, yeah, nice. Peace, alright. Kaip išėjo? Aфиgenai. Wow. Wow. Pakartojam. Davai apsikeičiam akiniais. Yes, yes. Okay, užteks, važiuojam į senamiestį. Koks pasaulyje didžiausias turtas? Šveicarijoje, kai atvyksti, labai puikiai supranti, kad tai yra laikas. Padarykime trumpą turą po Ciuricho senamiestį. Ką mes čia galime pamatyti? Atkreipkite dėmesį taksi. Va toks atidarimas dviračių. Didžėja važiuoja tenais. O dviračių gal kokie 2000. Taip, Šveicarijoje atidarinėjimas yra dviračių sezonas. Išmanusis tualetas. Viską galima padaryti, bet tokio dalyko galbūt niekas nematė, galima ir švirkštą išmesti. Taip kad rekomenduojam užvažiuoti į Ciurichą. Gal Lietuvoje padarom taip? Ką? Padarom tokį atidarimą, ką? Ne vien tik motociklų, bet ir dviračių. Wow, 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 wow. Kas prijaučiantis dviračiams, tai pažiūrėkit. Tikrai labai smagu būtų sudalyvauti tokiam renginiui. Wow. Nežinau, kiek čia dviračių. Jau čia važiuoja gal kokie 10 minučių, va tokiais tuntais. Jeigu negali minti, tave paveš. Be problemų. Štai. Vienaragis. Keliauja taip pat. Žmogus dėžė. Fotokamera. Wow. O, prašau. Grožėkimės. Tiesiog muziejus, Šveicarijos muziejus. Atspėk kokią markę. O čia kokia stovi. Kas gali atspėti? Na, pravažiuoja, aišku, vieną kitą Toyota. Štai dar kažkokią Supra, Cupra. BMW. Bet reikia laukti, kol Ferrari pradės važiuoti. Na, čia paprastas toks. Просто homeless. Opelis. Приехал за бирой. Paprastas Opeliuks.
Yra truputį toks, žinai, parodėjęs, bet ką čia padarysi, žinai. Rūdis patvarkomas, bet toks paprastesnis Opelius. Швейцарская